Tęsime siužetų ciklą, kaip Vantos lapas praleido vasarą ir kur didžiausią įspūdį mums paliko Liepos mėnesį organizuojama Vantos lapas pirčių ekspedicija aplink Lietuvą. Praėjusiose laidose pasakojome apie ekspedicijos darbą Vilniuje, Druskininkuose ir Tauragėje. Šiandien mes Gargžduose. Wow! Čia mus pasitiko su duona ir druska. Žemaitijo visuomet gerus numus svečius pasitink su duona ir druska. Sveiki pirties mylėtojai, šiandieną mūsų kelionė atvedė į Gargždus. Ir tokios sutikimo mes tiesiog nesitikėjom. Mūsų čia sutiko pagal pačias seniausias tradicijas. Gavom štai ir žalumynų ir netgi su duona ir druska. Čia yra fantastika. Aš netgi ašarą išspaudžiau. Tai sveikinimai visiems šitiem pirtininkam. Ačiū Jums! Šventę pradėjome perkerpant simbolinę juostą tarp pirčių kiemo ir paplūdimio, kuriame saulės voniomis mėgavosi keli šimtai žmonių. Ekspedicijos ambasadoriai Gargžduose klubas Gargždų pirtininkai neslepia, kad mūsų pasiūlymą tapti ambasadoriais rimtai svarstė, nes atsakomybė tikrai nemenka. Kaip Jūs sutikote tą naujieną, kad Gargždai traukti yra į pirties ekspediciją ir kad čia mes pas Jūs užsuksime? Tai va, Jūratė, kai pasakė, kad pasirinko mus kaip ambasadorių šito renginio, aš labai apsidžiaugiau. Iš karto susirinkome su savo klubiečiais, aptarėm, buvo klausimas, ar apsiėmam ar darom. Nusprendėm daryti ir sakom, jeigu darom, tai darom taip, kad visi pamatytų, kas tai yra Gargždų pirtininkai, kad visi sužinotų. Ir būtent, kad mūsų kraštuose tų pirties renginių nėra labai daug, tai norėjosi, kad pritrauktų kuo daugiau žmonių, kad žmonės sužinotų, kad ateitų. Kaip atsirado pas tavę krūtinės štai toks ženklas su vanta ir herbas? Čia buvo jau sena svajonė suburti žmonės bendram reikalui, pirties mėgėjus. Kad ne tik susirinkti pirtį pasėdėti, bet ir kažką gerą nuveikti, pasimokinti vanoti. Po biškį mes tobulėtumėm, kad mes mokintumėmės vieni iš kitų, kad vanotumėm, užsiminėtumėm procedūrom ir šviesti žmonės ir pasakoti ir kitiem, kas tai yra gera pirtis. Visos žinios mūsų komandos sutelkėm į bendrą visumą, kad galėtume padaryti šitokią gražią, puikią šventę. Tai kvietėm ir esančius pirtininkus, ir svečius, kurie galėtų mums pagelbėti, padėti. Ieškojame ir rėmėjų, kurie galėtų mums pagelbėti. Tai šiandien dienai jų dėka ir mūsų pirtininkų klubo susitelkimu mes turime šitokią gražią šventę. Kai sveikatinimo šventėje matai seniūnę, supranti, kad žmonės čia yra mylimi ir jais yra rūpinamasi. Seniūnė, aš matau, Jūs čia vaikščiot, vis neįsirenka tikriausiai pirties. Tiesiog nežinau, kuri geresnė, bet sakiau, kaip pirmadienį visi susirinks į darbą, tai įvertins ir kitiem metam būsi pasiruošusi. Tai šiandien mažai seniūnijos darbuotojų yra, šiandien darbuojasi pirtyse? Yra ir darbuotojų, nes po to reikės ir aplinką sutvarkyti ir aišku yra daug iš Gargždų, iš savivaldybės netgi mūsų, kad iš Klaipėdos miesto daug pažįstam. Taip, kad daug žmonių, daug su kuo susitikau ir visų labai gera nuotaika. O kaip sureagavote pradžioje, kaip tiesiog pasakė, kad tokią ekspediciją atvažiuoja, nori čia kažką pirtininkai suorganizuoti? Na, jeigu televizija atvažiuoja ir dar su pirtimis, tai labai gera. Televizija magiškas žodis. O televizija magiškas žodis ir aš sakyčiau, galbūt dar per maža reklama buvo, nes šiaip turėtų dar daugiau būti. Ta diena mūsų ekspedicijos dalyviai savo vietas pirtyse užleido Gargždų pirtininkams, o patys ėmėsi masažuotojų darbo. Antanai, nenustok mušti ritmo. Ar užteks jėgų? Užteks. Ignalina dar toli? Taip, užteks ir iki Ignalinos ir po Ignalinos. Gerai, nebandau tavo kantrybės, einu kuo toliau nuo tavęs. Kas čia vyksta? Vyksta medaus masažas. Galbūt jisai nėra toks pilnas, bet matot, va, kaip pakyla nuo odos ir kažkas tai išeina iš odos. Čia ne tai, kad trinimas, bet paprasčiausiai yra pakelimo būdų, suaktyvinimo kraujotaką. Čia kaip žemaičiai sako, tapšnojimas. Tapšnojimas, jo. Tapšnojimas, čia žemaitiškai. Geras žodis, tapšnojimas. Jo, aš su to sutinku. Ir tapšnojimo būdu mes ištraukiam visokius... Negerovės. Blogas mintis. Blogas mintis, bloga energija. O pakraunam gerą. Visos ekspedicijos metu jautėme milžinišką palaikymą, o Gargžduose ir daugybės pirtininkų pagalbą.
Sportinis interesas geras. Sportinis interesas geras. Taip, jau, kai užsivedi, paskui sunku sustoti. Su tokia apranga, jeigu pirtininkas ateina į pirtį, iškart pagarba jam, ne? Tikiuosi. Tikiesi, ne? Stengiausi labai. Dabar tu man pasakyk, pavyzdžiui, oranžinė spalva simbolizuoja ką, kad kokia pirtis bus, galbūt išpranašauja. Ne, čia yra asmeniškai mato pirties spalva. Mato šalčio. Mato šalčios pirties spalva. Ten ir pirtis oranžinė, ir drabužių oranžiniai, viskas oranžinės spalvos kažkaip. Aš supratau. Taip ir tęsis. Kokia tavo nuomonė? Tu jau matau visas lapais apkibęs, jau tu praėjai per pirtis. Kaip tu manai, tokios šventės, jos duoda naudos? Nuostabu, jo, aš džiaugiuosi vien dėl savęs, nes turiu galimybę plėsti ir, tarsime, didinti savo patirtį. Turėjau jau kelias grupės, kuriems pravedžiau pirtį, žmonės džiaugiasi, ploja, tai man labai patinka tokios šventės, entuziastai ir kai susirenka, dievinu tokius žmonės, man labai patinka. Oi, palauk, palauk, sakydavo man mama. Ką čia turi? O viskas, kas bus, pamatysi pirtyje. Rožių vantą. Taip, Silvija, rožių vantą. kaip tau šovė galvą padaryti rožių vantą? Dėl to, kad pas mane visada yra skirtingos vantos. Yra, aišku, beržas, klevas, ąžuolas, o nuo šių metų pas mane yra rožių, lelijų, iš skirtingų augalų, medžių, krūmų, netgi ir žolių. Tu atvykai šiandieną į mūsų ekspediciją, prisijungiai. Taip. Ar keliausi toliau su mumis? Taip, rytoj susitiksim irgi. Visur keliauju su vantos lapu kartu ir nežiūriu kilometrų ir atstumų. Nors kartais būna, kad tenka ir 3 ir 4 valandas važiuoti. Bet aš atvažiuoju. Aukso žodžiai. Ar užteks čia vandens mums šiandien? Manau, pilnas tarjeras, jeigu kas. Vaikučiai, ar jums patinka? Ar dar sugrįšit kitą kartą? Taip. Ar pasakysit šitam dėdėje ačiū? Taip. Ačiū. Prašom. Taip. Čia tavo kubilas, ar ne? Taip, mano ir draugės. Ir draugės? Taip. Ir šiandieną kubilas čia dirba, žiūrėjau, pilnu tempu, kadangi populiarumas čia pas tave didelis. Be konkurencijos. Be konkurencijos. Ta diena visi pirties mylėtojai galėjo ne tik paragauti įvairių pirčių garo, bet ir pasimėgauti masažiniu kubilu, bei turkišką pirtimi ant ratų, kurią sugalvojo ir pagamino vantos lapas daugiametis draugas ir rėmėjas Akmeninė ugnis. Neriu, esame mes pas tave. Taip, mano gimtinė. Tavo gimtinėje. Tai yra unikali tavo vienintelė pasaulyje turkiška pirtis ant ratų. Taip. Kokių tavo idėjų kyla pamačius tų žmonių čia emociją, kurie susirinka į šitokias šventes? Ką naujo galėjim sukurti dar? Jau sukursiu. Jau sukursi. Dar tegu lieka paslapty, tegu būna intriga. Aha. Bet aš mėgstu ir moku, manau, stebinti. Aš nebejoju, aš to pilnai įsitikinau. Ir tokios kaip mūsų ekspedicijos, kaip tu manai, ar pagyvina šitą kraštą? Be abejo. Aš senai laukiau, kada galėtų įvykti tokia pirties diena Gargžduose. Ir prašom. Ir manau, kad nereiks net kitų metų laukti. Jau čia su bendraminčiais kalbėjom, kad ir gargždiškių rudenį lauksim. Tik tai dar datą derinam. Norime padėkoti Gargždų šventės rėmėjams. Ačiū Jums už Jūsų teisingą supratimą apie sveiką tautą. Mes tikime, kad kartu nuveiksime dar daugiau gero. Vyrai Gargžduose šventė. Nu taip. Ir kaip jums čia? Super, labai. Jūs čia vietiniai? Aš iš Kretingos ir turiu svečią iš Vilniaus. Aš iš Vilniaus pro šoną važiavau ir Virginijų prigrėbiau čia nais. Tai kas, Vilnietis vietinį pasivežė praktiškai čia šalia? Ne, aš kaip žemaitis taip sutaupiau ant kelionės. Nu taip. Sakau, važiuoju, tai važiuojam su ta. Ja, nesigailit, viską radot kaip tikėjotės. Nu tikrai, mes juk ir esam kaip ir tos šventės. Tokie fanai. Ne tik fanai, rėmėjai. Ai, rėmėjai pasirodo. Nes, sasme, kaip tu esu atspėjęs. Ai, parodykite. Raguvėlį. Čia mūsų rėmėjai, nes ateina žmogus be kostiumo, viskas. Taip, mes visi esam lygos pirtyje, tai tikrai yra sena patarlė. Tikrai džiaugiuosi jūsų laidą, tai kad edukuojat, edukaciją. Per edukavimą ir pasiekia vis tiek gydyme, tiek sporte, tiek gerose dalykuose. Reikalinga yra edukacija. Jeigu tai bus skiepijama ir kas yra jau daroma,
jūsų dėka, tai tikrai mes turėsim daug didesnį ratą žmonių pirtininkų ir daug didesnį ratą sveikų žmonių. Nes pirtis tai yra ta vieta, kur ateini ir išeini laimingas. Tai va, čia tos laimės tikriausiai šiandieną turėtų visiems užtekti. Taip, ir tikrai, va, toks įspūdis, ką matau, tai buvo kalbama apie 2 pirteles, o čia mes turim dabar jas 6, kiek tai... Nes Gargžduose yra labai stipri bendruomenė pirtininkų ir mes su 2 pirtim važiavome aplink Lietuvą, o jie dar suvežė visą savo arsenalą, tai mes šiandien wow. Tokia buvo pirties šventė Gargžduose. Kitas Vantos lapas pirčių ekspedicijos aplink Lietuvą miestas Mažeikiai.